Sveiki, jūs žiūrite Slešą ir su jumis esu aš, Gedas. Ir šiandien mes ant stalo turime voką iš AFD. Atvirosios fotografijos dirbtuvės. Kas jame, aš tiksliai nežinau, žinau tik tais tiek, kad tai yra kamera, kurią galima pačiam susirinkti. Viskas. Kaip jinai veikia, kaip jinai atrodo, aš neįsivaizduoju ir susipažinsim kartu. Peiliuką turi? Tarkim. Štai. Wow! Primena vaikystę, kai Lego nusipirkti. Tik tai čia be instrukcijų. Pasižiūrėsim, kaip seksis. Čia beje yra sudėtos dvi kameros. Viena yra panoraminė ir viena yra, daro kvadratinės nuotraukas. Aišku, tai nėra galutinis produktas. Kai bus paleistas Kickstarteris ir visa kita ateis komplektai, viskas bus su instrukcijom ir organizuota. Čia mes realiai turim labai ankstyvą produkto versiją. Geriausias dėliojimas gyvenime, čia interesting, intense. Viskas surūšiuota, viską, ką gaunama, kaip perkama dvi kameros. Vienas pastebėjimas, kai kurios detalės yra iš abiejų pusių nudažytos juodai, o kitos ne. Tai spėju pagal visus fotografijos principus, kad juoda spalva bus žiūrinti į vidų tam, kad sugertų visą šviesą, neatsispindėtų ir nesugadintų juostelės. Kaip darom? Kvadratinę ar panoraminę? Kvadratinę. Kvadratinę. Filmuojam kvadratinę. Taigi turime būtent šios kameros, kurią mes surinkinėsime visas dalis. Dabar reikia pradėti atsargiai surinkinėti. Bet prieš tai mums reikia klijų. Bei juostelės. Kol kas tai neatėjo pakuotėje, kaip matėt, bet galbūt vėliau atsiras. Taip pat mes turime dar peiliuką, kuriame yra atsuktuvas. Labai pravers, pamatysit. Čia yra priekis. Kameros priekis. Pirma, mums reikia padaryti skylutę metalo plokštelėje, pro kurią eis šviesa. Reikia daryti labai atsargiai. Tam yra švitriniai popieriai, vienas grubesnis, kitas ne. Ir ateina adatos. Straukia adatą, kaip išminavimas. Čia, kad nesusilankstytų metaliukus. Simt ką nors minkšto, bet stabilaus, kad bedant skylutę, jinai kuo mažiau lankstytųsi. O, dabar reikia nušvitruoti pradžiai su stambesniu. Jo, čia stambesnis. Dom, čia gerai dar važiuoja. Su stambiu praėjau, dabar praeikime su netokiu stambiu. Netikėjau, kad fotografija gali būti toks chirurginis darbas. Gerai? Įstatome ir čia, kaip suprantu, reikia jau įklijuoti šitą visą daiktą, ne? Žinok, man atrodo, čia reikia besti skylutę grindinį ant pačio medžio. Tada medis visiškai nesilanksto, bet kiaurą medį gali besti šiek tiek. Šiaip senai Lego, kada dėliau, tai visai nostalgija. Gerai. Dabar momentą mums reikia! Sukliuosim kitą dalį. Tai bus dalis skirta atidaryti skylutę ir uždaryti ją, staigiai ir greitai, kad nebūtų, kad per ilgai laikai atidarytą kadrą jis perdega, išdega, fotografų terminais. Ilgas procesas su šitais klijais. Nebent turit pinigų super momentui. Aš kažkodėl jaučiu, kad visas šitas dalykas, kaip aš stengiuosi gražiai viską daryti, greitai pavirsi betvarkę. Ir kažkodėl, pagal mane, betvarkė nėra labai blogas dalykas iki tol, kol pameti detalę kitą. Tada tai jau blogai. Na ir vienas iš tokių, ne paskutinis dalykas, bet kai viską pasidaryti vienu metu, kadro persijunginėjimo mechanizmas, kad vėliau galėtume iš karto surinkti fotoaparatą. Ką žinau, apskritimas šiandien su šešiakampiu viduje. Įstatom veržlę ir šį daiktą po apskritimu, kuris yra be nieko, be jokios skylės, įstatome ir aišku, visą šitą reikia irgi suklijuoti, kaip ir visą kitą. Darbščių rankų būrelį su Gediminu. Ką mes turim dar sunkaus? Duok blykstę kokią, objektyvą arba kėdę, maką, duok maką. Kitas juostinis fotoaparatas. Juostinis fotoaparatas. Dabar pertrauka 5 minutės. Arba pusvalandis, arba valanda. Va čia yra problema biškio, šitas jisai per varžtą nesiliečia su medžiu. Visokia varys.
Iš labai arti man matosi labai viskas tamsi, bet dar vienas pastebėjimas apie detalės. Matosi, kad jos išpjaustos yra su lazeriu, nes tikslumas yra stebėtinai. Žiūrėk, kokie maži išpjovimai yra svarbus tam, kad juostelė nesibrūžintų į medieną. Šonai yra iškelti. Tai jo, rodo, kad produktas tikrai nėra šiaip padarytas padrioft. Aha, juodai. Taip. Reikia pirmai sukti sriegį. Tik kad įsisuktų tas sriegis. Šiaip pavyksta, bet reikia normalesnio įrankio. Štai. Ėjo dekanas per prospektėlį, fis, fak, per prospektėlį. Ne vienas ėjo su studentėliais, fis, fak, su studentėliais. Pirmas varžtas įsuktas. Yeah! Laukia antras. Ar bus lengviau? Abejoju. Vis tiek užsidengs. Labai gerai. Sienų mažus žlytes ir prisukamės. Ir štai taip mes turime užraktą valdomą ranką. Darot, leidžiat šviesą, uždarot, neįleidžiat šviesos. Tik tais toks pastebėjimas, galbūt reiktų čia kur nors sustatyti kitą varžtą įsukti, kad galima būtų uždėti gumutę ir kai atitraukia ir vos tik paleidai jisai pats užsidaro. Tada būtų žymiai lengviau skaičiuoti tikslų laiką ir viską daryti tiksliai. Priekį tokį padarė. Taigi, čia prie visko susukom, čia daugiau nieko knistis nebereikės, tai galime klijuoti toliau. Štai šios 3 detalės toliau. Čia yra apačia, čia yra šonai. Beje, kuo geriau yra užpildomos skylės tarpuose, nes vis tiek medis mažas skylutes turi, kad blokuoti šviesą, tuo geriau šis fotoaparatas veiks. Nes nieks nenori pašalinių šviesų spindulių, turėkite tai omeny. Tada reikia įstatyti vieną iš šių detalių į vidų, štai šią. Štai taip, vieną pusę, taip ir suklijavo. Štai. Dabar beliko uždėti viršų. Taigi toliau eina viršus. Būtent su šia skylute ir su šiais matmenėm. Jau, gerai, prisimenu. Šitą detalę pirmą eina štai čia. Mes ją ant tą viršų, nes aš dugnas uždėjau klyną. Manas buvo švarus, o šitas ne. Šitas turėjo plačioj. Čia labai blogai. Gerai. Taigi visą tai atrodo štai šitą. Gerai. Jau panašiai kažkokia dėžutė, bet tai bus fotoaparatas. Toliau konstruosime vidų. Pradėsime nuo štai šių. Būtinas dalykas atsiminti, kadangi juostelė bus priremta va štai šitai prie šitos sienelės, tai reikia labai atsižvelgti dėmesį, kur bus juoda pusė atsukta. Nes jeigu nusuksime štai šitaip, tai šviesi pusė žies juostelė, atspindės šviesą ir degins nuotrauką. Todėl reikia juodą atsukti būtent taip, kad žiūrėtume į dėžutės vidų ir matytume visur tik juodas kraštines. Tada statomas šis aparatas. Tai manau, kad juodas pusė turi žiūrėti iš tai šitą pusę, nes kadangi jeigu čia susisukinėja statome štai šitaip ir ant šių dalių yra tokios kojelės, štai čia matot, apie kurią aš šnekėjau, kokios jos mažas į kitą. Tam, kad juostelė šonus jos pakeltų aukštynę, nesibrūžintų į medį. Ir štai čia dėžutėje matosi puikiai, kaip jos yra sulygintos ir pakelia jautriąją dalį grinai nuo medžio, kad nesusigadintų. Beje, toks pastebėjimas. Realiai nuotraukos darytos tokiu klasikiniu būdu su juostele, per chemikalus, turi tokią rezoliuciją, kiek yra atomų. Ir todėl, turint pakankamai tinkamą įrangą, su juostelė padarytą nuotrauką, galima išdidinti žymiai daugiau kartų, negu kad dabartiniais kai kurie fotoaparatai nusiperkami sugebėtų tokią raišką išgauti. Ir paskutinės mažiausios dalys. Štai matome, kokio dydžio bus mūsų kadras, kvadratinis. Taigi, ir dabar paskutiniai žingsniai. Štai šitas eina pirmas į vidų, užsideda antrasis.
Pirmas žingsnis, ką dabar padarysim su šio mažom dedelėm, toks mažas dalykas. Dabar matot, kur yra šios mažos skylutės, arba štai čia, jas reikia sulyginti ir pragręžti, kaip darėme šitą mechanizmui, irgi skylės ir tada bus galima įdėti ir įsukti ir tada visas šis mechanizmas jisai laikysis ir nenukris netyčia. Nes kadangi juostelė yra labai jautri šviesa, tai toks netyčinis nukritimas gali sugadinti visą juostelę, o jinai kainuoja brangiai gan. Tai ne kažkokia elektroninė matrica. Skylutes šituos prasukam štai šitaip, dabar reikia viską suklijuoti. Štai. Gerai, eilėme. Turime kaip ir paruošę visą mechanizmą uždengimui. Ir jisai veiks taip. Čia įsistatys nauja juostelė, čia įsistatys špūlė, į viršų ją įsistatys mechanizmas, kuris dar džiūna su šiuo daiktu įgręžtas. Ir per šią špūlę mes pasukdami pakeisime kadrą, o čia galėsime matyti, kuris kadras ir ką dar per vidurinę. Truputį pasiaiškinę ir įsiaiškinę, kad kai kur klydome, štai šių dalių priklijuoti nereikia, jas reikia įstatyti. Ir kai jos įstatomos, tai per šitą skylutę matoma, kelintas kadras yra, kai fotografuojama 6:6. O kai va štai šitas dalis ištraukia, kadras yra platesnis. 6:9. Tai reiškia, kad visas kadras yra 6:9. Ir reikia žiūrėti į šią skylutę, kad skaičiuoti kelintas tai kadras. Taigi mes darysim šiuo atveju kvadratinį. Statoma ir galima su atsuktuvėliu prisukti. Ir mes realiai turime kamerą. Tik tais be juostelės. Aišku, minusas tas, kad niekur žiūrėti negali. Bet galime įdėti špilką. Špilką? Pūlę reikia įdėti. Ir juostelėgi mes turime. O, vat juostelės ir pakeitimas. Reikia su savim nešiotis atsuktuvą, atsukti varžtelius. Pam, 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 parum, pam, parum. Šios juostos privalumas. Bus malonu laikyti, beje stabdis, kad juostelė pati nesisukiotų, kada nereikia. Dabar reikia įsriekti šį varžtą. Kas pirmas pasiduos plasmasę ar mens iš plasmasę. Įsuk. Paiktų savo. Oi, kaip negerai. Juostelį įdėti reikia. Tiksliai. Nejaugi ne šitą špūlę. Aišku, ne šitą. Pasiimti štai šitą galiuką. Jis būna paslėptas čia viduj, po nereikalingą vietą, statyti. Tai štai turime kamerą. Va, Kodak. Štai. Padarysime štai čia foto. Kiek maždaug išlaikymą daryti? Nes čia yra skylutė labai maža. Labai mažai šviesos praeina pro ją. O tai reiškia, kad reikia kadrą laikyti atidarius gan ilgai, kad 400 jautrumo juostelė bent įgautų kažkokią formą, pasimatytų kažkokią nuotrauką. Tai bandysime pirmąjį kadrą. Ir sakau, taip, tiesa. Šį fotoaparatą galima iš štatyvą statyti. Reikia įsukti tiesiog štatyvo sriegę. Štai. Ok, darysim pirmą gedą kadrą. Darysim tai 30 sekundžių, nes skylutė yra labai maža. Turėsiu 30 sekundžių nejudėti. Akutės nėra, vat minusas, nežinai su šią kamerą, kur fotografuoju, turi atsižvelgti į savo intuiciją. Ir tame yra visas grožis, kad pradeda daryti kadrą. Nežinomas, koks jis bus. Buvo padarytas pirmasis kadras, persuksime ir galima bus toliau daryti. Kitas suki, kol pamatai skaičių 2. Ir šią kamerą pasinaudosime kurį laiką, pabandysime padaryti įvairiausių fotografijų, jas išryškinsime ir tada pasakysime, koks gavosi rezultatas. Bet pagrinde galiu pasakyti, labai smagus konceptas, nes gali nusipirkti daiktą kaip konstruktorių, susikonstruoti pats ir suprasti, kaip maždaug veikia kamera. Ir tada daryti nuotraukas, kaip darė senų senovėje, nežinodami nei kur fotografuoja, nei ar fokusas suvestas, nei kokį išlaikymą realiai naudoti, viskas buvo ant jausmo paremta. Labai smagus konceptas. O kaip jisai suveiks, pasakysime kitą kartą.
Kaip patys matote, ne visai gavosi mums padaryti nuotraukas. Aš asmeniškai įtariu, kad nugarėlė nepakankamai prisispaudžia, kur dedasi juostelė prie fotoaparato ir praleidžia šviesą ir būtent taip kai kurios nuotraukos yra gelsvai išdegusios. O tos nuotraukos, kurie yra darytos viduj, jos yra per tamsios, nes nepakankamai ilgai atidarytas buvo kadras ir tenai mažiau yra išdegimo. Galbūt tai yra mūsų statyme klaida, galbūt yra dizaine klaida. Tikrai norėtume išgirsti jūsų mintis apie šį dalyką. Ir taip pat išsakykite komentaruose mintis, ką norėtumėt pranešti patiems kūrėjams, ką jie galėtų padaryti kitokio, ką jūs manot, kad tai būtų patogiau arba ko nereikia. Bet šiaip, mano manymu, konspektas yra tikrai šaunus ir nuotraukos, jos gavosi. Kai kuriuose nuotraukos tikrai galima įmatyti siluetus, figūras, detalės, kai kur ne. Pavyzdžiui, šitą juodą, kur su brūkšnu, kuris matyti ir yra visą problemą keliantis dalykas. Ačiū, kad žiūrėjote dar vieną Slešas laidą. Susimatysime kitą kartą. Su jumis buvo aš, Gedas. Peace!